wasting all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace I could find. Instead of always Ar labas visiems? Albrunus Rally Elektrėnai 2023 praėjusį savaitgalį visus lenktynininkus ir jų fanus sukvietė jau 9 kartą. Pasirodo, ralis vyko 9 mėnesį, 9 dieną ir turėjo 9 greičio ruožus. Penktadienį susirašė greičio ruožus, lenktynininkai buvo nusiteikę smagiam pasirodymui. Vieni kitiems negalėjo gerų žodžių, pamokų. Marius minėjo, kad laukia stiprus pasivažinėjimas. Nusimata, sakyčiau, Rokiškis 2. Tikrai stiprus ralis bus, kad ir nedaug greičio ruožų, bet Ramūnas su kolegam pasidarbavo, mano akimis. Vaidotas persėdės iš fūros į Mitsubishi, šį kartą išbandė ir N5 automobilio jėgą. Po testo onboardus analizavom, greitas, šitas jis tik apgaudinėja. Matysim rytoj. Greitas, tai va, Deividas yra. Manau, kad tikrai konkuruos tarp top 3 klasėje. Pamokų gali duoti, ar tu nori pamokų? Aš norėčiau pamokų iš Vaidoto. Aš nebent galėčiau apie kopas papasakoti, kaip įveikti kopas. Čia kitoje laidoje bus. O ralyje tai reikėtų man čia semtis pamokų. O ralio organizatorius žinomas Lietuvos lenktynininkas Ramūnas dėkingas buvusiam Elektrėnų merui. Jeigu norite sužinoti istoriją, tai šitas ralis prasidėjo būtent nuo Kęstučio Vaitukaičio, kadangi kai mes pirmą kartą atėjome pas jį kabinetą, tai buvo šitas žmogus ir mes kartu lygiai 8 metus darėme šitą ralį. Ir Kęstučio dėka įvyko labai daug gerų dalykų ir įvyko tęstinumas, kuris dabar yra 9 kartą, nors yra kita valdžia, bet jie nedrįsta mums pasakyti ne. Tai vat, per didelį įdirbį, per didelį mūsų draugiškumą, per atsidavimą jūsų įvyko labai daug gerų dalykų. Labai daug kalbėti. Va, norėjau įsidėti pirmo ralio Elektrėnų. Paklydau. 16. Čia parašyti 16, ne? Taip. Turėjo būti 15 metai. Nu, gaila. Tokią tai visi turi. O 16? Gerai, bye. Gerų. Ačiū. Dabar galvoju, iš ko susišaudyti paspirtuką, nes labai tingiu eiti pešiom aplink tą miestinį ruožą, neleidžia su mašinom važiuoti susirašymą. Koks atstumas? 2 km 600. Dar planuoju taip užsidėti ir nusifilmuoti viską. Bet čia tokį išlenktą prisikliuosiu prie vairo ir nusifilmuosiu ir po to mokysiuos. Tema tokia Saulius iškėlė, sako, praeitam ralį abiem nekaip sekasi, sako, gal apsikeičia mašinom, gal tada pavyks abiem finišuoti. Tai vadovau, tokią diskusiją ir vykdom. Man jau įdomu. Prašom, debatai. Kad jau viską išdiskutavom. Pavyko? Po ralio mainysim. Ralio mainysim. Jeigu bus, dar ką mainyti. Kaip nusiteikimas? Geras iš tikrųjų labai geras nusiteikimas. Mes patys nustebę esam, kaip mums čia taip stebuklingai greitai pavyko, nustebę esam ralio fanų, ralio draugų palaikymų, kažkas nuostabaus. Ta prasme, ralis yra didelė šventė ir ralis yra viena didelė šeima. Vat ką galiu pasakyti aš po visų nutikimų, atsitikimų, tai vat smagu būti čia ir nuotaika tokia pat kaip ir oras. Žalas, Samsonai. Pasižiūrėkit, kas eina. Va, net visi Elektrėnai su jais nori pasisveikinti. Labą dieną. Kaip jūs kreiptis? Karaliai ar princai ar ralio dievai sakė, man jumis pakalbinti. Kaip nuotaikos? Ai, ką žinau, sunkus ralis, bet bandysiu važiuoti drąsiau negu visose. Nes jau reikia. Po Mažeikių dar jaučiau tą baimę. Dar būdavo ant tų kai kurių posūkių, bet dabar tikiuosi, jas pavyks panaikinti. Va, matai, su žvaigždėmis nori nuspakti. Elektrėnų ralis ne veltui lenktynininkams susirašant trasas pasirodė stiprus. Nuo pat pirmųjų greičių ruožų, tai ant posūkio, tai šalia kelio, vis kuriam kas nors pasitaikydavo ar pasimaišydavo.
Serviso zoną pasiekus, po 3 dopų, sutikau seniai matytus ir ilgą laiką ralio virtuvėje dirbusius draugus, kurie jau kelinti metai gyvena kitų ritmų. Buvo įdomu sužinoti, ką jie čia veikia. Nostalgija. Bandom atgaivinti įspūdžius tuos, kuriuos ralis teikia, tai va atėjom pasižvalgyti. Patys daugiau dabar ant asfalto disciplinos sukamės, tai tų dulkių biški trūksta. Tai va atvažiavom pauostyti, kiek čia tų dulkių yra aplinkui. Taurite, chemijos dėžiai biškelį yra šito biški tepaliuko tiršto. Tas ralis čia dar jau čia 9 tas ralis, o šiaip prieš Elektrėnų ralį, taigi čia ir Kauno Rudom buvo, ir Vilniaus ralį, viskas pažįstam. Nesvarbu, aišku, tik 50 važiuoji, tai šiek tiek yra problemų. Kelias, smėlis, tarp smėlio akmenų, šrausta gyvis. O šiaip ne. Smagu labai. Beje, Elektrėnų ralyje nuliniais ekipažais džiaugiasi galėję važiuoti ir lenktynininkai, kurie lenktyniauja bagiais. Įdomu, kasgi juos čia patraukė. Į ralį mes atvažiavom nulinukais važiuot, galima sakyti, kaip saugiai treniruotę pasidaryti. Nes keliai yra uždaryti ir tiesiog saugiai važiuojam, galim kažkiek greičiau paspausti, nebaisu mašinų ir viskas legalu yra. Tai. Buvo faina sulaukti organizatoriaus kvietimo Ramūno ir pagalvojau, kodėlgi ne. Visada galvodavau, kad būtų įdomu pamėginti šią discipliną, nes aš esu iš Elektrėnų ir šitas ralis jau vyksta čia seniai ir man tikrai ne kartą teko jį stebėti. Ir aš pagalvojau, kad kodėlgi ne. Bet žinau, kad bus labai sunku, nes turėjom su Mindaugu Varža pirmą treniruotę, kaip susirašyti apskritai viską, tai man ten buvo tamsus miškas ir aš galvoju, kad aš tikrai nebenoriu jau čia važiuoti. Bet tada išvažiavom 2 kartą, 3 kartą ir nežinau, pabandėm. Bet šiaip fainai, labai labai patiko. Daugam ralyje būna skaudžių pamokų. Tarp jų ir Mariui, ir aš ralistui nugalėtojui Markui. Nuotakas nesimato. Tai va prie padangų pasižiūrėkit. Galim nufilmuoti nuotaką. Guli, nuotaka. Ten visiškai prie finišo padariau klaidą. Užkėliau mašinas. Kirtau kampą trumpiau. Ir ten buvo kelmas. Ir jisai mum išlaužė ratą. Emilis po Rokiškio drąsiai jautėsi. Gerai visai, smagiai leitėsi. Baimės nėra, pasakysiu taip. Tik tai kažkaip po Rokiškio pastebėjau, kad tiksliau važiuoju. Jis būna pamokas? Taip, tikrai. Nepasisekė. Akmuo trajektorijoje ir prie trajektorijos buvo neužsirašėm, nepamatėm ir sulūžo amortizatorius. Dabar va tik žiūrovai su pavydu galim žiūrėti, kaip čia visiems sekasi. Dopus pravažiavom čia į servizą viskas kol kas, kaip sakyt, pagal taisyklės. Pasportavo vyrai, servizo zonai pastumdyt gavo mašiną. Laukia, mačiau. Laukia. Turės ką reik, 30 minučių dabar sėdėti, bumba lamušta. Tai dabar turės paveikti, nors paieškos. Įmušė įvardį, eik tau daug 5. Geras. Laimėt ar ne? Ne. Ne? Kokį rezultatą pralašėt? 8-3. 8-3, bet iš tų 3 tu vieną įkalė, ne? O, nu šaunuolis, man atrodo, auganti futbolo mūsų pažiba. Komandoje su kapitonu. Ai, kapitonas esi? O, tai iš vis kietai. Varam, tukšt atsitrenkėm, varam ir dar atsitrenkėm ir tada linksmai kalnelį, va. Ir tada pilna burna žemių iš kažkur tai ir supratau, kad bandžiau kurti, kad jau dūmai rūksta, kad gal nebekurkim, jau viskas atvažiavam. Skauda? Iš į galą skauda, kai pasilenk kraujas bėga ir tada skauda. O taip, ne, čia skauda, jo. Čia skauda. Čia ralis. Mes visi žinom, ko tikėtis, kur einam, ko laukti. Tik tai noris, kad tas vis vėliau ateitų bet sakė, koks mokinys be dvejate, koks ralistas be stogų. Rally finish.
tiesiog galbūt netiksliai nusileidau po vieną trampliną, aišku, ten šuolio nebuvo, patraukė į vidinę dalį ir sutikau, kai būna kelio remonto darbai, gal matė trasose, kad, nekirsti. Ir kaip pasakyt, neturėjau kito pasirinkimo, turėjau kirsti per jį, nes ten šalia namus buvo, skydinė akmenys, ta prasme, jau turėjau tik prisimti tokį riziką ir to pasiekoju, ratas vėl išlūžo, panašu, kad čempionatą palaidojau. Tik atėjo ruduo ir visi apie mokslo metus, pamokas, o Markas 12-okas. Pamokos jam kiekviename žingsnyje. Pats jau grybas, ką jau padarysi. Pamokos. Jo, pirmadienį matematikos 2. Šiokia tokia jo. Buvo, kur pralašė matematiškai ir fiziškai. Albrunus ralio Elektrėnai 2023 buvo startas ir buvo finišas, kuriame paaiškėjo šio ralio nugalėtojai. Tai Vaidoto ir Ivo duetas. Gerai viskas ėjosi, šiaip viskas taip sklandžiai. Fainas ralis, smagios trasos ir, nežinau, turbūt Mardos, kad didžiausia persvara, kokie esu turėjęs ralyje. Tai, žodžiu, smagu, kad paskutinio sezono ralis su tokia gera nata. Bet kartu paaiškėjo ir 2023 metų Lietuvos automobilių ralio čempionai. Martynas, padedant Ervinui, pagaliau įrodė, ko verti. Dėl chebros, dėl tėvo, dėl šeimos, dėl vaikų, dėl negėda, iš tikrųjų. Ervinai, tu esi įrodymas, kad ralyje vienas ne karys. Tu šturmanas, vedi ekipažą teisingų kelių. Taip ir toliau. Nežinau, dabar tiesiog labai laimingas, nes iš tikrųjų visą laiką svajojom ir vis tiek galvau, kažkada ateis ta diena, tai turėjo būti. Tai jo, nes 21 metais tikėjausi, kad ateis, tai praeitus metus realiai praleidom, šiemet padarėm tai, ką padarėm. Tai jo, manau, kad tikrai pelnytai ir nusipelnėm šitą. Nordis Racing narys Deividas jau laukia kito ralio. Manau, konkurentai susigrėbs, nes žinai, po Rokiškio neatrodė, kad gal galiu važiuoti greičiau. Dabar dar jie užmygė savo tose pozicijose, dabar įnešim sumaišties, manau, jie atsibus ir turbūt turėsim panašią kovą, artimą. Bent jau aš taip tikiuosi. O aš jau laukiu šį savaitgalį vyksiančio mini ralio Perlas Go rally Daugai. Susitiksime Alytaus rajone. Bus įdomu. Naujieji šių metų Lietuvos ralio absoliutų čempionai! Ką galėtumėte pasakyti apie savo automobilio papuošimus? Mes visą laiką sakėm, kad tobulėjimų ribų nėra. Aš tai suprantu vienaip, o kaip reiktų iš tikrųjų suprasti šitą reklamą? Čia nieko nereikia suprasti. Gal ledų? Gal ledų.